Vieno kviečio šaknų sistema, ją ištiesus, nusidriektų 300 kilometrų. Dėl to reiktų atidžiau pasvarstyti, ką daryti, kad šaknys augalo maitintojos jaustų komfortą ir padėtų užauginti didesnį derlių. Iki šiol rūpinėsi virš žemės matoma žemės ūkio augalų dalimi, žemdirbiai pastebi, kad to neužtenka. Atiduoti viską, o rezultatas netenkina. Priežastis po žeme. Mokslininkai ir specialistai jau visų garsų šaukia, kad pirmiausia reikia sudaryti geras sąlygas augalų šaknims, o po to laukti didesnio derliaus. Čia tai dar nieko tokio, esam laukų radę, kur kietumas jau 20 cm gylį buvo 4. Tai viskas aišku, kad čia reikia su giluminiu kažkokiu tai padargu, tam gylį jau rimtai papurent dirba. Ypač tai aktualu prieš žiemą ir ypač tiems, kas augina žieminius rapsus. Mes vis stengiamės, kad jau šaknis kiek galima giliau nueito. O, pavyzdžiui, jeigu dirva bus kieta, kažkur tai suformuotas arimo padas, šaknis prieina prie arimo padų ir jinai neina gilin, bet jinai sukasi į šoną ir tada visų šaknis kaupiasi paviršiui. Tai jau augalas pasidaro jautrus ir šalčiai, ir sausrai, ir drėgmės pertekliui. Iš karto jo didėja jautrumas, jisai stresuoja į tai ir būna nesusiformuoja pilnavertis produktyvumas. Siekdami geresnio derliaus, ūkininkai renkasi produktyvesnės veislės, dažnai už jas moka brangiau. Tačiau retas pagalvoja apie tai, kad produktyviai veisliai suformuoti derlių reikia sudaryti atitinkamas sąlygas. Pirmiausia ir svarbiausia – pasėti į laidų orų ir drėgmei humusingą ir gyvą dirvožemį. Nors skaitom kartais, kad nuo veislės labai daug kas priklauso, bet priklauso daugiausiai tai yra nuo tos terpės, į kurią pasėjama ta veislė. Jeigu bus blogas dirvožemis, nestruktūringas, sukietintas, ta veislė tikrai neatsiskleis. Galim sėti kokią norim veislę, jinai neparodys savo to potencialo. Padas dažniausiai formuojasi maždaug 20 cm gylyje. Jo suspaudimas būna apie 2 ir daugiau paskalių. Optimalus dirvožemių kietis yra 1,5 paskalio. Žinant, kokiame gylyje formuojasi arimo padas, galima teisingiau pasirinkti žemės dirbimo technologiją ir atstatyti buvusią dirvožemio struktūrą. Gal naujiena šiemet ir universitete pradėjom daugiau domėtis dirvožemio. Kolegos jau seniai dirba iš žemdirbystės katedros, bet mes šiemet irgi pradėjom plačiau žiūrėti į dirvožemių sukietinimą, nes mums tai priklauso tiesiogiai augalų būklė, augalų išsivystymas nuo dirvožemių sukietėjimo, kaip jisai augs, koks produktyvumas formuosis, nes jau plotai pasėlių neturi iš ko praktiškai plėstis, o belieka tik tai didinti augalų produktyvumą, bet jau trašomis ten ar cheminėm priemonėm jau irgi ribojasi, jau potencialas pasiektas praktiškai, jeigu ten gali kažką dar pakaitalioti, tai labai nedaug. Vadinasi, dabar belieka dirvožemis tik tai. Aparatas, kurio matuojamas dirvožemio kietumas, vadinamas kietmačiu. Kaip jis veikia? Kaip reikia matuoti kietį? Matuoti, kaip matote, yra mūsų diagnostikos specialistė, kuri būtent atlieka šį darbą. Prieš tai nustatomas dirvos drėgnumas, kuris lemia, nes žinome, jeigu bus sausra, nulinis drėgnis dirvos, tai kad ir gera dirva, bet jinai bus sunkiai matuojama. Tai reikalingas drėgnis ir toliau smeigiamas smaigas, visas agregatas žemė tolygiai. Dirvožemio kietumas priklauso nuo kelių faktorių – struktūros, lietaus, technikos svorio, žemės dirbimo technologijos ir taip toliau. Kietmatis ekrane brėžia kreivę ir nupiešia kiekvieną dirvos sukietėjimą bei užrašo jo lygį. Matėme, kad šitas aparatas brėžia kreivę, kaip keičiasi dirvožemio suslėgimas, ar ne, bedžiat gilin. Taip, tai jisai ir rodo, kad būtent nuo kokio gylio iki kokio gylio dirvožemis yra minkštas ir nuo kurio gylio dirvožemis sukietėja. Tai čia labai gerai matėsi, kad būtent jau nuo 20 cm, nes čia ūkininkas sakė, kad suari, kažkada taip praeitais metais ar už praeitais metais po cukrinių runkelių suari ir tai ir parodo, kad ari 25 cm gilių. Būtent toj vietoje ir prasideda kietesnis dirvožemis. Po to, kaip matėm, jisai didėja iki 30, dar 40 ir toliau krenta kažkiek tai minkštėja. Vadinasi, tas sluoksnis yra jau sukietintas. Ar bandote naudoti, gal naudojate savų kokias nors priemonės dirvožemį saugoti? Kaip jūs jį saugote? Stengiamės, aišku, saugoti, kaip ir kiekvieną turtą saugojam ir dirvožemį. Dabar populiarus, reiškia, pasidarė propaganda tokia, kad atsirado visokių tų rūgščių
aminų ir visokių ten kitokių tų preparatų. Stengiamės juos panaudoti pagal rekomendacijas. Visuose laukuose neužsigrėbėm, kadangi tai kainuoja pinigus. Tiesiog po truputėlį bandom ir padedant mokslininkam truputėlį ir atlieka matavimus. Matysim, kaip čia. Ar jis duoda kokią naudą, ar čia tik tai mados reikalas. Dar viena problema, be tos, kad dirvožėmis tampa negyvas, dirvožėmio suslėgimas. Tas po riminio pado susidarimas suslėgtas dirvožėmis, jis irgi įtakoja dirvožėmio būklę ir kartu derliaus kokybę. Taip, kas liečia suslėgimas, kaip teko pastebėti ir technikus, matot, naudojam traktorius, kurie turi kiek įmanoma platesnės padangas, labai žiūrim padangose slėgį, kadangi pagal mokslą skaitosi, koks padangui slėgis, toks ir slėgis į dirvą. Tai jeigu, pavyzdžiui, šitas didysis traktorius važiuoja, jūs pasakykit, kiek atmosferų yra šitam rate, žurnalistai, pasakykit. Kiek automobiliai yra? Automobilė 2 su trupučiu. Apie 2, kiek šitam galiūniam traktoriui? 20. 20, tai reiškia, šitam rate yra 0,5 atmosferos. Tai jeigu su lengvu automobiliu kažkas pravažiuoja pro dirvą ir sako, kad čia kas čia atsitiko, lengvam automobiliui 2 atmosferos, tai gaunasi, kad ten, skaitykim, 2 kažkokie tai balai slegia, o šitas tik 0,5. Ir pavyzdžiui, per pasėtą lauką ir važinėjomės ir tokie galingi kombainai, jokios vėžės nelieka, o atvažiuoja kažkoks tai grybautojas gudresnis, pravažiuoja pro lauką ir visam sezonui ta vėžė išlieka. Rapso pagrindinė šaknis auga gilin beveik iki 2 metrų ir esant sausrai gali iš ten pasiimti vandens. Kai susiformuoja padas, augalas greičiau reaguoja į sausrą, neturi vandens paviršiniuose dirvos sluoksniuose. Kai dirvožėmis sukietintas, bet kuris lietus sukelia stresą, nes deguonis ištirpsta, išsiplauna ir augalas negali paimti maisto medžiagų, gelsta. Šaknims reikalinga kažkokia terpė. Kokia jinai? Ar tai yra betono konsistencija, ar tai yra humusinga, trapi terpė, kur sėkmingai šaknis vystosi net esant ir sausrai. Tai yra pagrindinis aspektas. Taigi, ypač dabar rudenį prieš sėją mums labai svarbu sužinoti, kur mes įterpiam trąšas, kur papuola sėkla. Nes nuo to priklausys tolimesnis derliaus potencialo formacija. Net ne derlius, o tik potencialas. Kaimynų, Lenkų, Čekų praktika rodo, kad užtenka vos 4 metų dirvožėmį atgaivinti. Čekai, palyginę 3 metų duomenis, pastebėjo, kad po 3 metų kuro sąnaudų sumažėjo 40%. Tai ir mūsų ūkininkų, ten iš Panevėžio rajono patirtis yra tokia. 3 metai panaudojo biologinius preparatus, atvežė padaryti dirvožėmio tyrimus, tai laborantis iš karto paklausė, iš kokios kompostų dėžės dirvožėmis paimtas, kadangi jisai jau, tikrai panašus labiau į kompostą po 3 metų. Ir dabar ūkininkas žinutę parašė, kad jisai miežių kūlė 7 su trupučio tonus. Inžinieriai taip sako, kad 1 centimetras dirbimo žemės, tai 1 litras kūro. Tai labai gerai pasitikrinti, ar jums užtenka 15 cm dirbti, o gal vis dėlto jau šiemet reikia visą 30 cm. Ir tai bus jau nebe išlaidos, tai jau bus investicija tolimesniam derliaus formavimui. Kokiame gilyje reikia žiūrėti, koks skėtis yra, kaip jisai turi išsidėstyti einant gilinį dirvą? Iš tikrųjų, šio instrumento, itin tikslaus ir brangaus instrumento galimybės pamatuoti iki 80 cm, ta prasme pamatuoti kietį įvairių, iki 80 cm gilį, tai nuo 0 iki 80. Mums aktualiausia yra zona 30 cm, ta šaknų augimo zona, pagrindinė masė. Taigi iki jos mes sužinoję, ta komforto zona jinai yra ar nėra, mes darome tolimesnius sprendimus augalo auginime, sakykime, tai technologijose. Kokias galima būtų daryti išvadas? Nuo 25 cm iki 25 cm buvo optimalus kietis 1,5 megapaskalių. Tai yra augalui labai geros sąlygos augti, šaknytis, pagrindiniai šaknis auga normaliai. Koks buvo derlius? Šitą lauką konkrečiai 6,5 tonos mėžių buvo. Paminėkim, kad čia saliklinė veislė. Saliklinė veislė. Kuri auga bado režimu, iš tikrųjų, kažkuria prasme. Neypatingai jau bado, dabar tos naujos veislės jau mes jas ir palepinam ir azoto galima daugiau duoti. O žemės dirbimo technologija kokia čia buvo? Čia buvo rimas. Rimas tradicinis, rimas, germinavimas ir sėja.
Va, girdėjome, kad dirvožemio kietis yra optimalus augalams augti. O apskritai, kaip manote, kiek jisai yra svarbus ir ar pajutote, kad tas dirvožemio kietis yra svarbus? Taip, svarbus, reiktų, turim laukų, čia šitas laukas nėra matęs cukrinių runkelių, reikia tos laukus pasimatuoti, tada tikrai pamatysim, koks tas kietis yra iš tikrųjų, nes tie laukai ir technikos daugiau mato, ir minimas didesnis, o čia auginami rapsai, miežiai, kviečiai. O pats kažkokiamis priemonėmis bandot tą išsaugoti dirvožemio purumą, kad jis kuo mažiau susislėgtų? Ką daro? Tai naudojam agrotechninės priemonės, turim ir giluminį skutiką, naudojam padui ardyti ir biologiniam priemonėm, taip pat naudojam amalgerolį su azofitu. Rezultatus jaučiate? Matyti iš derliaus, kad jaučiate. Pavasarį iš tikrųjų buvo labai ekstremali situacija cukriniam runkeliam, labai nedygo ir esam užpurškę dar prieš jiems dykstant skilčialapio fazį. Ir po to, kaip stebėjau, tai labai lengvai rovės ir tas runkelis ir piktžolės tiesiog paimi ir rauni, ta dirva tokia puri. O to aparato nebuvo pamatuoti, iš tikrųjų dabar būtų įdomu pažiūrėti, kas iš tikrųjų ten yra. O išvados dažniausiai būtų tokios. Ištyrę dirvožemio kietumą, teisingai pasirinkite žemės dirbimo technologiją ir pasistengkite panaikinti susiformavusi padą. Padėkite dirvai atgauti gyvybę biologinėmis priemonėmis, užuot be saiko tręšę augalus mineralinėmis trąšomis. Neišvežkite iš laukų visų šiaudų. Nors dalį jų susmulkinkite ir apipurškę biologiniais preparatais, palikite suirti dirvoje.